Sveiki žvejai, šiandien mano žvejyba bus Baltijos jūroje. Jūra rami, kaip tik leidžia pažvejoti ir gaudysim, aišku, žinoma, plekšnės. Gali užkibti ir menkę, o gal lašišą. Taigi nieko nelaukęs, einu ruoštis įrankių, statyti kuolus, patogiausius stovus meškerėm ir žvejoti. Tai va, kalu tuos stovus, paprasčiausi kanalizacijos vamzdžiai. Ir tai tikrai geriausias laikiklis mano manimų meškerių Baltijos jūrai, nereikia jokių metalinių aliuminių stovų. Kas kokius 5-6 metrus įsistatysiu meškerės. Ir keletą stovų įsikalsiu patogiai šalia stovyklavietės, kad parėjęs keisti masalus, nukabinėdama žuvį, nedėčiau meškerės ant smėlio, taip negadinčiau rytės. Įsikalsiu prie pat. Ruošiuos meškerės taip pat pasistatau ant stovo, kad nedėti smėlį. Prisidėjau daugybę visokių šviestuvų, nes jų reikės, nes gaudysim iki tamsos. Dabar įsitrauksiu sistemėlės, kurios jau yra paruoštos nuo praeitos žvejybos, susidėjęs į maišelį. Tai va, su šviesuliukais, taip pat su plekšnė kaip šarka, su šviečiančiais putos gabaliukais, kurie gal šiek tiek pakeltų masalą. Ir turiu visokiausių paskaninimų, kalmaro, krevetės, sardinės, skonio. Nu, žinoma, čia žvejų išmislui, kaip nebekimba, pradedi daryti visokius eksperimentus, mėginti. Taip pat krūva ir surištų sistemėlių, kurios galite įsigyti parduotuvėse. Taip pat ir parduotuvė viskas.žvejai.lt. Na kągi, kabinsiu jau sistemėlės. Kuo greičiau noriu užmesti. Taip, kukliai dabar pakol kas atrodo mano masalų stalas. Nors sakyčiau ne. Pagrindiniai masalai tai krevetės. Bandysiu žvejoti ant vištienos širdelės. Taip pat visada pradžiai pradedu kabinti ant vieno iš kabliukų ir sliekų. Turim sistemėlėje 3 kabliukus. Tai ant pačio apatinio, to didžiausio, kabinsim krevetę. Išlukštensim. Gal šiek tiek per didelė. Ir va, krevetės uodega į 2 dalis padalinės, tai tikrai užteks tokią masalą plekšnį. Taip, toliau antrą kabliuką bandysiu uždėti vištienos širdelę. Šio masalų tikrai nesugaudęs. Kažkaip vakar ieškojęs žuvies filė pamačiau širdelės ir nusprendžiau, kad tikrai tas masalas turėtų tikti plekšnį. Ir trečias kabliukas, tai visada pradžiai žvybos pradedu su sliekais, nes kai plekšnė neaktyvi, man yra pagelbėję, kad būtent ant sliekų aš gaudžiau, o krevetė ir kiti masalai tylėjo. Taigi, pirma meškerė paruošta ir bandysime daryti metimuką. Statau į stovą, tiesiog įtempiu ir lauksim pirmos plekšnės kibimo. Meškerę statau ant stovo, kad nedėt ant smėlio. Ir pasimsiu vieną iš praeitų metų sistemėlių. Sistemėlė yra gamyklinė. Aš stengiuosi naudoti sistemėlės be metalinių atvadų. Aišku, jie labai gerai neleidžia valui susipainioti, bet aš pastebėjau, jeigu reikalingi tolimesni metimai, šitie visi metalo gabalai plus krevetės gabalai, jie stabdo metimą. Naudoju tokias paprastas kabliukai, valai stori ir vien dėl valo storumo jie neapsisuka ant pagrindinio ir nesusipainioja. Jeigu apsipainioja, tai lengva čia išpainioti. Nėra problemas. Valai stori, grubus. Svorį naudoju 3-4 uncijas.
Bet šiandien, manau, ir 3 užtektų. Su 3 uncijų galima net toliau numesti negu su 4, nes tu nebijai daryti metimo mosto, kad nelūžtų kotas. Taigi va, dar viena meškerė ruošiama, viena užmesta ir einu kabinti vėl 3 masalus. Žiūrėsiu, ant kurio geriausiai kips. Tai, kaip ir minėjau, krevetė, širdelės, užbarščiau ciberžolės, tai yra unikalus slaptas ginklas. Pamatysim, kaip suveiks. Vieną meškerytę ir vėl kabinsiu porą slekiukų, širdelę su ciberžolė ir krevetė. Krevetę iškart įsilupsiu, kad nešiukšlint paplūdimį, nors aišku tas visas krevečių kevalų suvalgo kirai. Krevečikę užkabinam. Širdelė. Ir porą slėkiukų. Žvejyba grubi, kabliai didžiuliai. Jeigu plekšnė maitinosi, jos nieks net baidys. Tai va, pasiruošiam. Naudoju fiderį. Ar zoom galingą fiderį. Ryte plačių būknų, kad kuo toliau nusimestų. Nuo tokio būkno labai gerai skirtą valą galima padaryti tolimus metimus. Ant pirmos meškerės jau turiu pirmą plekšnę, netgi cielas 2. Taigi ką, matom, užkybo ant širdelės ir ant sliekų. Pačias pirmas plekšnės. Nu, smagu. Galim tęsti toliau žvejybą. Traukiam ir į kibiriuką toliau. Pataisysim masalus. Dėsim naują dar vieną slekiuką. Taigi galiu sakyti, šiandien kažkokio pakolkas išskirtinio masalo nėra, nes pagavau ant visų 3, ką buvau pasiruošęs. Taigi šratą 80 gramų dedu į šoną, 4 uncijų, tai gaunas beveik 120 gramų kabinų piramidę. Piramidė tikrai gerai laikos smėlį. Na ką, ir daryti. Matau. Partrauk, pažiūrėti masalus, nes tikrai jokio kibimo aš nemačiau, kad būtų kažkas, bet eilinė plekšnė yra ir plekšnė yra ant širdelės. Dangus apniukęs, aišku, žinoma, turim užsidėti švieselės, turim elektrinės su pakraunamais elementais, kurie šviečia puikiai, užsideda ant fiderio galūnės. Tai būtent dabar tokia ir uždėsiu ant šio fiderio galūnės. Žinoma, yra ir senas variantas, tai cheminiai
šviesuliukai, kuriuos perlaužus jie šviečia. Tai perlaužė. Reikėtų perlaužti ir įsidėti į kišenę šiltai, kad įvyktų reakcija. Nes iš karto užkabinus ir jeigu yra iš vis kokie tik keli laipsniai temperatūros, jie nieko nešvies. Aš dar paspiriktuoju, kad milteliai su skysčiu susimaišytų ir vyktų cheminė reakcija. Ir dedu šiltai į kišenę. O šiuo atveju aš ant galūnės užsikabinsiu, kas kaip yra naujovė, su pakraunamais elementais. Tiesiog atsidaro kaip spinutė ir užsispaudžia ir labai puikiai gerai matomai šviečia. Tai va, ruošiuosi jau tamsai, viską susidedu, susiruošiu, susikabinsiu, kad nereikėtų tamsoj to daryti. Pasiruošti geriau anksčiau. Jau matom, viena meškerėlė yra su švieselė šviečia. O kitos yra su šviesuliukais, bet pakol kas jie dar nesimato, kad šviesuliukai šviestų, o elektrinė švieselė tikrai šviečia. Nu ką, bandom užsimest, susijungsim po to lempas. O, matau kibimą. Kągi, einu prie to kibimo žiūrėti. Manau, kad yra kažkas. Ne kažkas, o plėkšniuks. Nu va, pagavom ir biškį kitokį laimikį. Grundulą vadinamą, liaudiškai bičioką. Taip pat ir plėkšnikė. Temsta, žvejojam, laukiam laimikių toliau. Plaukia žvejys, nebijodamas bangų, vėjo. Nu ką, jau beveik tamsu. Dar vietoj cheminės švieselės pakeisiu į su baterijom, nes visai ženklus skirtumas yra švietimo. Truputį banga atsirado, bet nieko baisaus. Viskas tvarkingai. Padaugėjo žvejų, lempučių. Vakaras gražus. Viens kits kibimuks ir ko te reikia. O, čia žvejų, lempučių, stalas. Užsidėsim cheminės švieselės. Ne, cheminės nuimsim, užsidėsim elektrinės. Visiškai kitas švietimas. Nu va, viena kita pasitaiko didesnė, bet masalą jėmė širdelė. Kita mažesnė. Tai va, žvejyba vyksta. Tamsu. Yra žvejų, šviesuliukai šviečia. Oras, sakykim, geras. Na, žvejyba eina į pabaigą. Tikrai kibimų yra. Pagaudžiau tikrai smagiai. Štai, toks kibirėlis, perskaičiavau, virš 50 plėkšnaičių. Reikia pakuotis daiktus, dar tolima kelionė namo. Žvejams sakau, iki susitikimo, randate gerą orą, išeiginę. Na, žinoma, turi jūrą leist, priimt save į žvejybą, nes vėjai tikrai kliudys jums pažvejoti, o šiaip jeigu išpuola nevėjuotas geras oras, manau verta nuvykti prie jūros, pažvejoti, nes tai yra neeilinė žvejyba. Iki susitikimo žvejai.